Kai prieš 10 metų pirmąsyk apsilankiau šitoje bažnyčiai, mano planuos tikrai nebuvo nei šlovinime stovėti, nei apskritai su Dievu turėti kažkokių tai reikalų. Aš prisimenu, kad aš čia atvažiavau iš vis tiesiog todėl, kad mus pasikvietė, mes dieną prieš baliavojom ir po to baliaus atvažiavom čia. Ir tikriausiai gal netgi salė yra skaista su Tomu, kurie mumis pasikvietė. Ir aš tikriausiai niekada nepamirštu to momento, aš tikrai tada neišgyvenau kažkokios Dievo meilės. Bet grojo giesmę Nutraukt grandinės. Ir galiu pasakyti dabar, tikriausiai tos grandinės pagaliau sutrūkusios yra praėjus 10 metų. Aš tiesiog esu dėkinga už tai, kad jeigu ne Dievas, manęs čia tiesiog nebūtų. Nes aš buvau tas žmogus, kuris ieškojo visur meilės, o meilės mes ieškom paprastai žmogiškais būdais, tiesiog fiziniuose asmenyse, vyruose, moterisse. tą tuštumą irgi bandom kažkom užpildyti. Aš irgi ją pildžiau įvairiais būdais. Ir niekas nepripildydavo. Ir aš negalėdavau suprasti, kodėl mano gyvenimas jisai toksai beprasmis. Kodėl toks tuščias. Ką aš darau ne taip, kad negaliu džiaugtis. Ir praėjus nei daug, nei mažai, praėjus metams, nuo to pirmo sykio, kai čia apsilankiau, sutikau savo vyrą, kuris buvo tikintis. Ir nežinau, Dievas tikriausiai davė jam išminties, kaip kalbėti su tokiu žmogum kaip aš, kuris viską žino, kuris neturi visiškai absoliučiai jokio nuolankumo. Ir prasidėjo mano širdies darbas, mano kelionė su Dievu, kuri buvo žiauriai sudėtinga, žiauriai sunki. Aš tikrai nebuvau ta krikščionė, už kurią pasimeldė ir čia, aleliuja, ir varom, einam, evangelizuosim ar dar kažką darysim. Toli gražu nuo to. Aš testavau Dievą. Aš kaip ir galvojau, kad jis yra, bet tuo pat metu negalėjau tikėti, kad jis yra. Ir prisimenu, kai pirmąsyk apsilankiau savo vyro bažnyčiai, ne šioje, bet kitoje, irgi protestantiškoje bažnyčiai, visą šlovinimą aš verkiau. Visą šlovinimą aš negalėjau suprasti, kodėl aš negaliu nustoti verkti. Ir nesupratau, kodėl niekas manęs neateina paguosti. Nes jeigu jau verkiu, atrodo, kad turėtų kažkas prieiti. Ir tikriausiai pirmąsyk gyvenime aš išgyvenau kažką, ko niekada neturėjau ir niekada nesutikau. Pirmąsyk gyvenime man nereikėjo savęs užpildyti kažkokiais fiziniais dalykais, tam, kad galėčiau justis pilna. Nesakau, kad tuo momentu irgi pradėjau eiti šlovinimą ar kažkaip į bažnyčią uoliai eiti netgi. Bet tuo metu supratau, kad čia yra kažkas to, ko aš nenorėčiau pamesti. Kad ir kaip yra sunku pripažinti, kad man to reikia, bet aš nenoriu to pamesti. Ir jeigu tu dabar esi toj vietoj, kur tau atrodo, kad Dievas tave apleido, paliko, nemato, nesvarbu jam, kur tu esi ir kaip tu jautiesi, Dievas visada yra šalia. Jis visada ištiesęs ranką laiko į tave. Viskas, ką tau reikia, ištiesti tą ranką jam. Priimti tai, kad jisai yra Dievas, kad jis yra viešpats. Ir tiesiog atrodo, nenormalūs dalykai pradeda vykti gyvenime. Atrodo, kad tai, kas yra sudužę, savaime susiklijuoja. Pagaliau susirandi draugų, kurie iš tavęs nenori naudos ir tu nebeieškai naudos iš tų draugų. Dievas tave sutiks ten, kur tu esi. Net jeigu tau dabar atrodo kitaip. Viskas, ką tau reikia padaryti, tai ištiesti atgal jam.